Tai labas rytas visiems, kas šiandieną jungsis sekmadienį į skanių pokalbių laidelę. Tai mūsų pokalbiai, nežinau ar jums skanus ar ne, bet mes stengiamės dėl jūsų. Ir šiandieną vėl su Artūru mes abudu esam gyvenimo pokyčių mentoriai. Tai mes labai trumpai prisistatysim šiandieną, kad vėl apie tą patį nekalbėti. Tai labas rytas, Artūrai. Labas rytas, Inga. Labas rytas, mėly klausytojai. Smagu šiek tiek po ilgesnio laiko vėl būti čia su tavimi ir pabandyti pasidalinti savo mintimis. Tikrai taip. Ir šiandieną mes taip laisvai sugalvojam, tiesiog labai daug negalvodami, kokia tema ir kalbėsime apie tai, kaip išlikti savimi. Nu, čia svarbiausia turbūt tema, ne, šiai dienai yra kaip Autentiškumas. autentiškumas, jo, kaip neprarasti savasties, kaip neįkristi į kitų poreikius, norus, kaip nesusitapatinti su situacijom ir kad tos situacijos netaptų tavo gyvenimo kažkokio, ne, kelrodė žvaigždė. Tikrai taip. Tai aš galvoju, pradėkim nuo to, vat, Artūrai, kas tau yra va, tas autentiškumas arba kas įgalina tave nepamesti savasties. Autentiškumas. Tai visų pirmiausia, pradėkim nuo to, kad jeigu pažvelgtumėm šiek tiek per kitą prizmę į visuomenę, ne, kaip vyksta šiais laikais, kaip dažnai žmogus bando įlipti į kito žmogaus kailį, ne, kaip mes prisižiūrim socialiniuose tinkluose, video, filmai ir taip toliau, kokie kiti žmonės būna, ne, ką jie nuveikė, ką jie padaro. Ir kaip dažnai žmogus bando susitapatinti, bando atkopijuoti, nukopijuoti, ne? Bando kažką padaryti, ką jau kitas padarė. Bando gal kažką tai sukurti, ką jau kitas yra sukūręs. Ir taip dažniausiai, aišku, žmogus bando pelnyti tam tikrą šlovę, pelnyti tam tikrus dalykus, ne ką jau kitas yra pasidaręs. Ir šitoje vietoje vat, ir įvyksta tas autentiškumo prarandimas, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų yra kitoks. Kiekvienas žmogus yra savaip kitoks, jisai skirtingai gali kalbėti, skirtingai rašyti, skirtingai tam tikrus dalykus interpretuoti, matyti ir taip toliau. Ir kai mes pradedam kopijuoti, kai mes įlipam į kito batus, į kito kailį, tai vat mes dažniausiai prarandam save, prarandam savo tą autentišką būseną, ne? Ir tada, dažniausiai nesigauna. Gali gautis labai trumpai, paviršutiniškai, kažkas tai, ne, kopijuodamas kitą, bet niekada nebus tos viršūnėlės, niekada nepasieksi, jeigu tu nesielgsi toks, koks tu esi iš tikrųjų. Ir labai dažnai ką žmogus bijo būti priimtas, ne? O kas bus, jeigu aš parodysiu save tikrai, ne, Tai jo, parodysiu savo mes tikrai. tikrumo, vat, labai bijom to, žinai, tikrumo, nes tiek norime būti patogus, tiek norime būti va tokie apvilkti į tą saldainių popieriuką, ne, kad labai sunku išsilupti, nes, nu kaip, tai visi saldainiai pradės juoktis, kad tu plikas be rūbo ir kaip tu gali dabar toksai būti. Bet iš tikrųjų, žinai, aš išgirdau, atliepsiu tau, ką išgirdau pas tavęs, aš galvoju, tu kalbi, kad vat, nuplogijuoti, kad nedaryti to paties, ne, arba kurie žmonės bando. Bet aš galvoju, Artūrai, iš kitos pusės, gal ir gerai, kad kitą kartą žmogus net bando atplogijuoti, nes vis tiek tu negausi to pačio rezultato, ne? Gal tai atsiprašau, gali būti išlysti tas autentiškumas, vat kai tu atplogijuoti nori kitą ir nesigauna taip, tai kas išlenda? Tavo autentiškumas greičiausiai, nes tai būna kitaip, ane? Nu, vat, man tas labai toksai crazy variantas, tas posūkis, kad iš tikrųjų kartais mes net nesuprantam, kaip tas autentiškumas pasireiškia mumise. Nu, vat, kaip jį atpažinti, tai yra sunkiausia. Nu, aš Mhm. autentiška, nu ir ką? O aš visada savęs klausdavau, o tai kaip aš autentiška, o ką aš ten tokio autentiško darau, ane, vat ką kitokio darau, labai sunku. Tu sutik, kad gal tik kiti žmonės gali tau kažkaip atliepti, nes tu pats ar tu sugebi pamatyti.
Aš manau, čia vėl yra mano asmeninė nuomonė, kad, aišku, tu turi pajausti, bet tas, vat, kopijavimas, ne, nu, aš duosiu, sakykime, pavyzdį. Nu, kažkas tai nori tapti komiku, ne, ir, vat, pavyzdžiui, jisai dabar prisižiūrėjęs bando atkopijuoti kažkokius tai garsius komikus, ne, Lietuvos, sakykime, tuos pačius. Ir jisai bando, sakykime, jų kažkokį tai žanrą paimti, bando kažkokius tai tuos prikolus, ane, kaip tie garsus, ane, komikai daro. Ir jam gal kažkiek ir gaunasi, ne, bet jeigu žmogus būtų savimi, jeigu žmogus darytų taip, kaip jam atrodo, ne taip, kaip kiti daro ir jau yra iškilę, o kaip jam atrodo, gal jis atrastų visai kitą kelią, ne, kitaip pateikti tą Taip. komediją, ne, ir tada jisai sužibėtų kitokiomis spalvomis. Gerai, Bet iš geras dalies, žodis, Artūrai, gal ir atrastų. Bet supranti, vat aš čia su tavim truputėlį pasiginčyčiau, ginčykimės. nes man toks įspūdis, nu gerai, jeigu tu neturi pavyzdžio, tu nesupranti iš viso, kad tai įmanoma. Antrą variantą, tu nesupranti net nuo ko pradėti, nes tu jeigu neturi pavyzdžio kažkokio ir tu nesilygiuoji į nieką, vienam pačiam durniuoti atsistojus, nėra labai faina, ne? Reikia labai begalinės drąsos. Nu, ta prasme, tu turi būti labai pažengęs arba tu turi būti labai kažko tai išmokęs, suvokęs savo vertybės, savo talentus išsigrynintis. Bet paprastas žmogus, juk, nu, tu supranti, jisai gal ir nepažįsta labai savęs. Ir va kitą kartą aš galvoju, kai tu leidi savo plogijuoti, nes, kaip sako, pasaulyje jau viskas yra, Artūrai, sukurta. Tu gali tą patį daryti ir tu vis tiek padarysi taip, kaip Inga daro. Nu, neįmanoma. Netgi prie geriausio noro, norėdama aš būti ten kažkokiu panaši į Madoną ir šokdama ir dainuodama, nu, aš vis tiek nebūsiu jinai, ar ne? Ir vadinasi, gausias, kas gausias? Vat gausias galbūt tas išlys mano autentiškumas, kad aš tai darydama, plogijuodama, išlys mano kažkoks tai žanras, mano judesys, mano garsas ir vėl nežino, kas tenais. Nu, žiūrėk, Ingutė, aš taip pasakysiu. Tu esi jogos trenerė, taip, tu esi pilateso trenerė, taip. Tame mieste, kur tu gyveni, tikrai, manau, yra ne vienas mokytojas ar aplinkui kažkur, kur tu gali surasti. Ką jie daro tą patį. Mhm. Daro tą patį, ne? Visoje šalyje paieškok. Yra tikrai nemažai daugybė mokytojų, kurie veda jogos pamokas, kurie daro pilatesą. Bet jeigu tu dabar nueitum pas juos visus skirtingų metų, jie visi turi savo autentiškumą. Taip? Jie visi veda kažkaip taip kitaip. Ir žiūrėk, dažnai būna žmogus, nueina pas vieną, sako, ai man ten nelabai patiko, nueina pas kitą, sako, ai man ten irgi nelabai, ir tada nueina pas trečią ir sako, wow, dievinu aš tą žmogų arba tą vedamą jo, ne? Ir aš, sako, pradėjau ten lankyti, mane užkabino ir atrodo nieko kitaip. Ta pati joga, panaši muzika arba ten pilatesas, panašus judesiai. Bet vėl žmogus tada reiškia, jisai yra autentiškas, jisai atsiduoda kitaip, jisai gal kitaip interpretuoja ir taip toliau. Ir va čia yra tas autentiškumas pasireiškia žmoguje, bet tu labai teisingai pradžioj pasakėjai, paprastas žmogus. Aš manau, mes visi esame paprasti žmonės ir svarbiausia, va čia ir yra pradėti nebijoti. Jo. Nebijoti būti paprastu žmogum. Mes Mhm. visi esam paprasti ir mes visi galim būti autentiškais ir tapti kažkuom, ne? Ir va čia Tikrai taip. prasideda tas savivertės, ne, ieškojimas, ant kiek mano savivertė yra aukšta, ant kiek aš turiu drąsos parodyti save žmonėms, parodyti save visuomeniai, sociumui ir taip toliau, ne? Tada prasideda šitie dalykai. Jo, čia gal man irgi labai apie tokią drąsą, gal tada sakyčiau, nes, žinai, jeigu įimi vieną žodį autentiškumas, tai taip labai sunku jį išnagrinėti, nes mes visi autentiški, ne? Mes visi Mhm. gimėm tokie ir tapom nebeautentiški tada, kai pradėjom save lyginti arba susilyginti su ta pilkąja mase, su visais, su viskuom, su visais įvykiais, susitapatinam, labai pradedam gyventi tų svetimų gyvenimų istorijas, žinai. Tai kaip tu sakai pats, jeigu ten kažkam pasisekė, tai aš galvoju, kad man pasiseks ir jeigu nepasiseka, aš labai nuliūstu ir tada sugniuždyta tada lieku, ne?
Bet, nu, tas autentiškumas man labai irgi apie tą savo, vat, savo vidinio aš poreikių išgryninimą. Kas nu, aš taip galvoju, kad tai yra apie tai, kad atsakymas yra aš pažįstu save. Aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ką aš gebu, aš žinau, ką aš jaučiu darydama vieną, kitą ar trečią dalyką, aš žinau, kur aš einu, ko noriu, apie ką svajoju. Va toks visiškas susipažinimas su savimi. Ir ne iš tos perspektyvos, kad aš žinau, ką mama sakė apie mane, aš žinau, ką tėtis kalbėjo apie mane, ne iš tos. Arba ką draugės man sako. Ne. Bet aš suvokiu save ir atpažįstu savyje kažkokį tai talentą. Atpažįstu savyje kažkokį poreikį. Ne, vat mano poreikis, pažiūrėjau, visada, kaip aš galvoju, seniau gvildendavau vat, savo tas vertybės, savo gebėjimus ir visada galvodavau, nu gerai, nu ką aš čia tokio kitokio moku, nu visi moka kalbėti, nu visi keliauja, nu visi rašo, nu visi deklamuoja, kūrė ten ir taip toliau. Ir tada kažkada atsisėdusi išsirašiau viską, visą savo, nu vat, vertybės, išsirašiau gebėjimus, apklausiau draugų, kaip jie mato, kas man gerai gaunasi, tada pastebiu save, kur tikrai gaunasi, kur ne, ne taip, kaip norėčiau, kad gautųsi, bet kas tikrai gaunasi. Ir tada kažkaip įsižeminė. Tada atsiranda toksai vidinis kažkoksai supratimas, kad okei, tai aš mėgstu garsiai kalbėti, aš garsiai kalbė. Vadinasi, aš mėgstu ant scenos stovėti. Vadinasi, va tada ir prasitęsia kelionė. Tai aš galiu stovėti ant scenos, aš galiu kažką ten daryti, aš jeigu garsiai kalbu, vadinasi, aš galiu kažką kalbėti. Ane? Ir va toks atsiranda, nors atrodo, koks čia gebėjimas, nu koks čia talentas pakalbėti, ane, dar tuo labiau garsiai, tai čia jokio talento aš nematydavau, sakydavau, kaip tik reikia nurimti ir nieko. Bet nurimti būdavo iš to, kad visi mokindavo, kad reikia patylėti. Nu, žinai, toksai įsitikinimų virtinė arba užgoštas mano asmeninis poreikis pasakyti, vat išsakyti kažką, ne. Ne, nesakyk, mama sakydavo, patylėk, būk durnesnė, būk protinga, arba kaip tu čia rėksi ant visų, kaip tu čia ką sakysi, kam ten įdomu, kad tu pasakoji kažką, ne? Čia šitie blokai, kuriuos gavome mes visi, ne, vaikystėje, jaunystėje. Bet aš su tavim šitoj vietoj irgi gal norėčiau šiek tiek nesutikti, nes aš kaip tik galvoju, kad yra talentas stovėti, garsiai kalbėti, drąsiai kalbėti. Čia yra tikrai žmogaus talentas, nes tikrai nedaug žmonių, arba yra tokių, kurie drąsiai ateina ir šneka nesąmonės, ne, arba ten šaukia, turim tikrai ne vieną mūsų toj pačioje Lietuvėlėje, ne, pavyzdžių, kurie garsiai ten šaukia ant scenos ar per ekranus ir jie ten tiesiog jų klausytis nesinori, ne, nes jie ten speigia kažką tai. Tai tikrai Inga talentas yra stovėti ant scenos, drąsiai kalbėti, jeigu dar ten yra daugiau žmonių susirinkusio, ne, ir jiems drąsiai kalbėti, tai yra tikrai talentas. Bet žiūrėk, šiandieną gimsta formulė, ne, kaip išsigryninti, kaip išsigryninti savo autentiškumą, ne, ir vat gal galim šiek tiek mes daugiau pagvildenti, ne, vat, sakykime, gal netgi daryti kažkokiu tai papunkčiui patarimų klausytojams, ne, vat, pavyzdžiui, tikrai yra daug žmonių, taip pat mes turime daug klientų, ne, savo tarpį, kurie ateina su to identifikavimo nebuvimo, ne, o kas aš, o ką man daryti, o vat, kur mano talentai, o kaip man būti autentišku, kaip išsigryninti, ne, kad aš galėčiau surasti tą savo kelią. Tai gal mes galėtumėm pabandyti keletą punktų uždėti klausytojams, nuo ko jie galėtų pradėti. Pasidalink, Artūrai, jo. Taip, gal tu irgi turi tikrai patirties tam. Gerai, aš galvoju, mes čia diskutuosim, bet matai, aš bandau pritemti, nes tu jau ką tik pasakėjai labai fainai ir tada aš tada pritemsiu. Pirmas punktas, ne, nuo ko žmogui reikia pradėti, tai visų pirmiausia pasiimti baltą popieriaus lapą ir rašyti. Kaip tu sakei, aš paėmiau ir išsirašiau viską. Rašyti.
Nuo pradžių išsirašyti, kas aš, ką aš mėgstu daryti, kam aš skyriu labai daug valandų savo gyvenime, ane? Kur aš jaučiuosi maloniai darydamas kažkokį tai dalyką, ane? A, Klausti savo artimųjų, savo šeimos, savo vyro, žmonos, tėvų, draugų, ane, aplinkinių nuomonės, kaip tu mane matai, kokias tu išvelgi mano stiprybės ir silpnybės, ane, tai vat viską užsirašyti. Ir kitas rašymas, aš kaip sakau, yra labai labai svarbus tikslai gyvenimo. Taip. Dienos, savaitės, mėnesių, metų, 5 metų. Ir kai tu išsirašai tuos tikslus ant balto popieriaus lapo, tu tada pradedi matyti ir tada turėdamas tikslą gali sukurti kažkokį planą. Turėdamas jau susirašęs savo stiprybės, savo silpnybės, tai, ką tu mėgsti, tai, kas tau patinka, tai, ką tu gebi daryti. Ir kitoj pusėje turi tada jau savo tikslą, ne, ką tu nori padaryti po savaitės, mėnesio, metų, 5 ir taip toliau, ir tada pradedi kombinuoti. Mhm. Randa kažkoks tai planas, ne, ir tada Tai čia jo apie tikslus galbūt labiau, bet kaip, pažiūrėjau, autentiškumas gali padėti, nu, turint tikslą. Kaip tu per tikslų ieškojimą gali surasti savo autentiškumą? geras klausimas. Tai ieškodamas per tikslą, ne, visų pirmiausia, išsigrynini, kokį tu tikslą turi gyvenime. Ir tada ieškai savyje savo autentiškumo, ne? Ir tą gebėjimą, nes vis tiek, nu gerai, kitas tada klausimas tau dabar atgal, o kas yra autentiškumas? Kaip tu apibrėžtum Apibrėžimą autentiškumą? tokią, ne? Mhm. Tai man labiau autentiškumas tai yra savo vidinio aš suradimas ir buvimas visada su savo siela, širdimi ir, nu, poreikiais, tokiu džiaugsmu. Bet čia man labai apie emociją. Visų pirma, reikia sužinoti, kur tu gerai jautiesi, kaip tu gerai jautiesi. Va tada per šitą jausmą susirasti, kaip aš ten galiu būti, su kuo. Tas autentiškumas, toks vidinis man kažkoks tai suvokimas yra, kad aš pripažįstu, kad taip, aš Inga esu tokia, tokia ir tokia. Moku tai, tai ir tai. Gebu tai, tai ir tai. Ir nelipu daugiau tenais, kad ten norėčiau, galėčiau, visą tai paliekam šone, tik tai tame suvokime, kiek aš suvokiu. Tokius dalykus šiaip labai pačiam sunku išsirašyti, nes mūsų protas vis tiek labai eis į tą įsitikinimu, ane savo virtinę, tokia su tuo suvokimu, kad aš jau žinau, kas aš esu, nes man mama sakė, tėtis ir taip toliau ten. Bet gal galima pasidaryti netgi tokią sesiją, žinai, kaip surasti save. Nes, pavyzdžiui, tokį gebėjimą, kaip pokalbėti arba valdyti auditoriją, man atliepė kiti žmonės. Tai yra mano mentorė, mane nuvedė link to, kad aš savyje atpažinau ir sakiau, nu jo, gebu, tikrai, Jėzu, nu tu matai, ir ten stovi, pavyzdžiui, pilna salė žmonių. Ok, tai aš dar suorganizuoju viską ir dar kalbu, toks ateina tada suvokimas, bet kai viena pati rašiausi, jisai toks mažas tas suvokimas. Nu ką, gebėjimas, indų plovimas ar gebėjimas? Aišku, kad ne, bet už to slypi gebėjimas. Tai yra struktūruoti laiką, pavyzdžiui, skirti tam laiko, kažkaip tai medituoti, plaunant indus. Tai irgi yra kažkoksai gebėjimas, talentas, kaip tu tai darai. Bet mums patiems labai sunku yra suvokti, taigi vis tiek aš siūlyčiau kiekvienam pasidaryti pas kažkokį žmogų arba rašyti galima dar taip. Pavyzdžiui, mano gebėjimas, kaip aš suvokiu, rašote, aš gebu skaniai gaminti, valgyti. Ir tada po tuo klausimu, kitas klausimas, o jeigu ne tai pagrindinis mano gebėjimas, kas dar būtų? Tada rašai toliau. Aha, tada galėčiau nueiti su draugiam papietauti ir gražiai atrodyti.
Gerai, tai vadinasi, vis tiek bus autentiškas toks gebėjimas gražiai atrodyti, estetiškai save pateikti, parodyti, kažką pakalbėti. Ir apačioj vėl rašot klausimą kitą. O jeigu ne tai, koks dar gebėjimas manyje, kaip aš atpažįstu. Ir kiekvieną kartą po savo teiginiu parašot, o jeigu ne tai būtų, kas dar būtų? O jeigu ne tai būtų ir kas dar būtų tavo gebėjimas, va kas, ką tu atpažįsti savie, žinai, yra labai sunku, ta praktika sunki tokia priverčia labai mąstyti. Ok, nu jeigu ne tai, tai kas dar, bet labai nueinam į gylį. Ir tada atrandi pačią šaknį savo gebėjimo. Galbūt tas gebėjimas mano yra labai būti koncentruotai į smulkius dalykus. Va toks gebėjimas. Bet taip tu negali atpažinti paprastai, va taip greitai, žinai, tu turi labai galvoti apie tai. Ir va tas klausimas padeda viską išgryninti. Tuo pačiu, jeigu tu sakai, kas aš? Aš esu mama. Jeigu ne tai, kas dar aš esu? Esu duktė savo mamai. Jeigu ne tai, kas dar aš esu? Esu darbininkė ten, o jeigu ne tai, kas dar tu esi? Ir va tas, kas dar, kas dar, kas dar, kai 100 kartų parašai, tą 100 kartų gimdai 100-ąjį kartą. Jau už galvos ir galvoji, Dieve, nu tai kas dar aš, jeigu ne tai, ir visa tai ne tai, kas dar aš esu? Labai priverčia galvoti. Ir tada jau iš tos nevilties parašai kažkokią tokią banalę, galbūt smulkmeną, bet jinai, žinok, yra pagrindinė. Jinai yra tavo pagrindinė vedančioji va ta dalis. Nu, tas gebėjimas, pavyzdžiui, ne kažkoksai. Tai čia apie viską. Va tą klausimą galit visada viskam užduoti, jeigu norite pagalvoti, o kas iš tikrųjų gali būti po šituo slypi, jeigu ne tai, ką pirmų numerių pasakot. Nesutikat, kad mes pirmų numerių pasakom tai, ką ir visi. Nu, tiesiog iš tokio, žinai, kaip iš to posakio, kas ant liežuvio galo, ne, pradžiai. Tai čia kas minty stovi. Taip, tikrai sutinku su tavim, kad visada ir yra tas neveltui tas žodis gylis, ne? Gylis, kai tu ypač susikoncentruoji, kai tu susifokusuoji, kai tu labai gerai paaiškinai tas rašymas, ne, ir gaunasi dar ir dar ir dar ir gilyn į save ir paskui jau kai tos mintis, žinai, paviršutiniškos jau išsenka, kai jos jau išsirašo, išsisako ir tada va, ateina tas metas, kai tu kažkada palieti tą gylį, palieti tą autentiškumą, kuris išlenda iš tavęs. Labai gera idėja, labai ačiū tau. Taip, tai labai, žinok, iš tikrųjų esu rašius apie daugą, tai yra wow. Ir reikia pasistengti labai daug parašyti. Ne tai, kad 5 kartus ir nu nebežinau. Ne, va tame ir yra. Kai tu nebežinai, vadinasi, pradeda lysti kažkas giliau. Tada jau pradedi ieškoti to gylio. Tas gylis ateina. Reikia duoti savo laiko ir pabūti su to mintim. Ok, jeigu ne tai, tai kas dar, žinai. Tai mano autentiškumas va būtent apie tai. Ir tada, kai tu išsigrynini tą savo gebėjimą, tada jau reikia drąsos. tą gebėjimą įnešti, atiduoti, ne? Bet aš, žinok, dar, autentiškumas man dar apie vieną dalyką yra. Negana to, kad tu atrandi savo gebėjimą, atrandi savo talentą, atsakai į klausimą, ko aš noriu, bet tada atsiranda kita dalis - pirmo žingsnio veikimas. Įgalinti tai, ką tu žinai apie save. Tai jeigu aš supratau, kad aš kalbu, garsiai kalbu, išraiškingai, aš supratau, kad man, pačioj pradžioj, pradedant laidas vesti, aš trūkdavau kažkokių žodžių, kažkokios išraiškos, kažkokio pasitikėjimo. Tada ką dariau? Ėjau tiesiai į eterį ir bandydavau vesti tas laidas. Ir pirmi kartai, patikėkit, kokie būdavo. Aš čia prakaituodavau, čia rankos trinamos. Ir nebežinau, ką sakyti, ir kažką pasirašydavau, bet aš save įgalinau. Pirmą kartą baisu, žinokit, antrą kartą truputėlį baisu, trečią kartą jau apie tai kaip ir nebegalvoji, ketvirtą kartą tai jau darosi automatiškai. Ir todėl, kad tu suvoki, kad
žinai, niekas ir neįvyko, niekas nepasikeitė po pirmo karto. Nes dėl ko mes bijom, ane, savęs, va tos autentiškumo. Todėl, kad mes bijome atgalinės reakcijos. Nu, mes Visuomenė. bijome jo. Ką pasakys, Ką kaip pasakys? atrodysiu, Jo, kokia aš kažkas, durnė, kokia aš kažkas tenais, Jėzau, įsijuoks. nusišneka, Dieve brangus. Nu, ir pasirodo, žinai, ir turai keiščiausiai buvo, kad kai padarai video, niekas nieko nerašo. Niekam nerūpi, kaip tu ten tą žodį pasakei. Niekam neįdomu, kad ten ar vienaip, ar kitaip. Nes vėlgi čia yra labai apie pasitikėjimą. Tu turi sau leisti suklysti. Leisti suklysti. Aš kaip jogos mokytoja tai sakau. Ir man va ta budizmo tiesa, kad mes nei vienas nesam perfekt. Mes nei vienas nesam idealus ir negalim būti visiems. Mes kažkam galim būti dėl kažkurio žmogaus, kažkuriam žmogui, bet mes neturime ir neprivalome visiems būti tas perfekt. Tikrai taip. Ir dar jeigu galiu pridėti, kad klysti, klaida, suklydimas, tai yra vienas iš pagrindinių augimo raktų. Nes tiesiog užaugti, pasiekti sėkmę, tapti kažkuom neįmanoma be klaidų, neįmanoma be paslydimų, todėl kad tai yra patirtis, per kurią mes mokomės. Tikrai Taip. taip. Ir Taip. kai tu klysti, ir, žinai, kartais sakau, žmonės labai lyginas iš karto su kitais žmonėmis ir sako, va, pasižiūrėk, o šitas, ane, va, čia internete, čia pabandė, investavo, čia dabar milijonus, ane, vyrina, arba kitas, o čia žiūrėk, pabandė įmonė, jam čia, va, pasisekė, jau čia dabar pardavė ten vėl už keliasdešimt milijonų. Bet kaip nekartą esu jau sakęs, mes nežinom tų žmonių praeities, mes nežinom, kiek kartų jie klydo. Mes nežinom, kada jie pradėjo tą pirmą savo žingsnį, ne? Ir mes tik tai sumatom galutinį, jau tą iškeptą, paruoštą, Taip, taip. apibarstytą, žinai, tortą, kuris jau stovi, bet kiek įvyko klaidų, kiek įvyko patirčių iki tol, kol atėjo tas galutinis rezultatas, mes to nematom. Ir žmonės dažniausiai to nepasakoja, jie to nesidalina. Taip, taip, taip. Ir va tada dažnai gaunasi, kad sakau, pamato ir tada jau nori, o viskas, einu, būsiu, darysiu ir tada pameti tą savo identitetą, pameti tą savo autentiškumą. Nors, vat, jeigu galiu tiesiog pasidalinti, yra toksai vyrukas, jisai veda laidas, YouTube'ai veda, jisai buvo kažkada radio vedėjas, ir kaip tik dabar mačiau, jo buvo postas, kad 2 metai praėjo, kaip Taip. kiekvieną savaitę deda po laidą ir aišku, ten jau žiūrovų daug. Ir jisai labai gerai dalinasi, sako, prieš 2 metus, kai pradėjau tai daryti, pagalvojau, nu, pabandysiu įrašyti 10 laidų ir aišku, ten buvo tik tais keli žiūrovai ir niekas nesitikėjo, nei pats, sako, nesitikėjau, nei komanda nesitikėjo, o va šiandieną jau 2 metai, prasidėjo 3 metai, žiūrovų daug, prenumeratorių daug, žinai, ir kaip viskas iškilo. Tai va tas pavyzdėlis mažas, kad visi pradedam nuo pirmo žingsnio, visų kelionė, 100 000 kilometrų kelionė visada prasideda nuo 1 metro. Taip, Ir taip. labai gerai pasakėjai, galinti save žengti tą žingsnį ir žengti pačiam, nes niekas kitas už tave to nepadarys, ne? Taip, taip, taip. Tai čia man tai vienas iš svarbiausių dalykų, savo autentiškumą atskleidžiant, ne? Bet va vėlgi grįžkim prie pačio to savasties nepametimo, prie autentiškumo išsigryninimo, ne? Tai sutik, kad vis dėlto, kaip sakai, televizija, laikraščiai, žiniasklaida, draugai mūsų, klasiokai, bendradarbiai, mama, tėtis, vyras, žmona, vaikai, viskas vis dėlto įtakoja tavo tą autentiškumą. Nes kodėl taip sakau? Netgi poroje, pavyzdžiui, turėjau pati tokį įvykį, gali sakyti, vat, vyrui kažkada esu sakius, žiūrėk, aš gebu padaryti kažką tokio, vat, skaniai gaminu valgyti. Kaip tu galvoji, galėčiau padaryti tokius pietus kviestinius, žinai, į namus, pavyzdžiui, už simbolinę kainą tenais ir taip toliau.
Tai manęs net nesuprato. Sako, čia koks verslas ar čia koks biznis ir iš viso kam čia svetimi žmonės į kambarį pradės vaikščioti. Dėl ko? Dėl to, kad tu nori ten kažkokią sriubą pavaišinti. Ir viskas. Ir tada, supranti, gaunas, kad tu tą gebėjimą nuryji viduj, supranti, kad galbūt gebu, nu jo, bet nesąmonė, juk visi žmonės verda, visos moteris verda, skaniai gamina ir taip toliau. Ir ką aš čia dabar nusišneku, žinai, tikrai. Ir vad kiek dažnai būna, kad kiti žmonės įtakoja savotiškai tavo arba uždaro tavo autentiškumą, ne? Lik tu norėtum kažką duoti pasauliui, pasidalinti su kažkuom savo grožiu, savo žiniomis, savo kažkokiais darbais, bet kiti labai nusprendžia už tave. Bet vėlgi, aišku, čia mes žinom, kad vadinasi, aš pati nesu dar stipri, neturiu stuburo vidinio, kad nusakyti savo ribas, ne, ir pasakyti, ne, aš taip nusprendžiau ir viskas. Bet mes linkę labai susitapatinti, labai linkę esam, nu, palaikyti arba būti lojalūs mamai, tėčiui, žinai, tipo, nu, vat, jei nepatogu bus, kad aš taip darysiu, nu, tada kam taip daryti? Nu, geriau tada pakentėsiu, nedarysiu, žinai. Nu, daug dalykų, sutik, kad yra su tuo, kad... Sutinku ir iš karto ta tema plečiasi, atrodo, dažnai norėtus man lysti dabar jau vėl giliau į tos psichologinius dalykus, kas atėjo nuo vaikystės. Mes ir kalbėjom prieš porą laidų, ne, apie mokyklą, kai kalbėjom, tai vėl pridėsiu, kad viskas prasideda nuo tos vaikystės, kaip tu sakai, tada ateina jau tas metas, kai tu eini į mokyklą, tada žiūrėkit jau mokytis aplinkui cit, ne, arba ten į bažnyčią, ateini į bažnyčią, kodėl bažnyčiai negalima kalbėti, arba atsivedi vaiką, cit, žinai, visos babutės tilda, bet come on, bažnyčia, ne, Dievo namai, sako, tu, ne, tu ten turi krikštuoti, gali, ne, elgtis, būti autentiškas. Ir jau tenais atėjus, aš pamenu, nuo kai mus, ne, tėveliai mažus nusivesdavo, tik tos visos babutės būdavo tik cit, žinai, tik, ir tu jau baimė, nuo pat vaikystės buvo baimė eiti ten, žinai, nu, į tą vietą, nes atrodo, tai vat lygiai taip pat visur mus nuo pat vaikystės aplinka, tėvai, draugai, mokykla meta tuos blokus, kurie neleidžia išsiskverbti mūsų autentiškumui. Ir tada mus apsupa, apraizgo tom, žinai, grandinėm, kurios mus suvaržo ir neleidžia vaikui išsiskleisti, nes labai dažnai, jeigu tai padarys, taps nebepatogus, ne, vaikas, mokytojai, mokiniams, tėvams ir taip toliau. Ir čia yra labai tokia, nu... Čia jau plati tema, nebelįskim, mes galėsim padiskutuoti apie tai, iš tikrųjų būti patogiam yra ne mums svarbu, ne, bet svarbu kitiems. Vat jeigu esi nepatogus, žiūrėk iš karto ir darbovietėje esi nepatogus, greičiausiai darbo negausi arba to negausi ten. Tai vėlgi, aš taip manau, tas socialinis pasaulis mūsų yra žiaurokas, galėčiau pasakyti, ne? Nes, oi, tu turi tokiam rėmė sėdėti ir mes, pažiūrėjau, mes tai suprantam, kad netgi yra daug temų, kurių mes negalim liesti ir kalbėti, jeigu ir norėtumėm labai, nes tai yra, nu, tiesiog. Pavojinga. Turime pavojingai, negalime jo iš tikrųjų savo leisti tokios prabangos, nors kai užsidaro ekranai, mes padiskutuojam iš tikrųjų tom temom. Bet čia vėlgi, čia jau tokia labai rimta tema, ne, kodėl, kaip įtakoja mumis visas pasaulis ir kaip suvaržo. Tai gal palikime kitai temai kitą kartą apie tai, nes šiandieną apie autentiškumą ir pabaigsim labai gražiom, paprastom frazėm, palinkėjimais. Artūrai, iš savęs kažką, ką norėtum palinkėti kiekvienam mūsų klausytojui? Norėčiau palinkėti nebijoti būti savimi, nebijoti parodyti tą savo tikrą veidą, atverti savo sielą pasauliui. Tiesiog būkite savimi, rodykite tai, ką galite, rodykite tai, ką mokate ir nebijokit. Nebijokit aplinkos, nebijokit sociumo, nebijokit visuomenės, nesvarbu, ką kiti pasakys, nesvarbu, ką kiti pagalvos. Jeigu jūs jaučiate, kad tai yra jūsų kelias, jeigu jūs jaučiate, kad tai, ką darote, yra faina jums pačiam, darykite, nesustokite.
Taip, labai pritariu ir aš pasakysiu lygiai taip pat į tą pačią temą, būkite crazy, vat leiskite savo moterim, kaip sakydavau, pasileiskit plaukus. Nesvarbu, čia dzin viskas, kas, kur, kaip, kas mato, visi matys savo atvaizdą. Būkite autentiškos, nes iš tikrųjų pasaulis laukia būtent jūsų, va tokių. Aš tai pagalvojau, kad jeigu kiekvienas žmogus leistų savo tiesiog būti toks išsiskleidęs, kaip tos gėlės, žinai, taip kvepėtų, žydėtų, pasileistų plaukus. Aš galvoju, mes čia tiek talentų pamatytumėm, Artūrai, mes tiesiog kaifuotumėm nuo šitos energijos, nuo tokio sūkurio, žinai. Bet kadangi visi tokie dėžutėje sėdam, tokie visi sustyrę, žinai, neįdomus tas pasaulis ir va tokie visi tokie niurzgos, kaip aš sakau. Ne, tad leiskit pasileisti iš tikrųjų tos plaukus, leiskit judėti, būti savimi, nusikalbėti, klysti. Klyskit, nieko baisaus, auksit jūs taip, o mes jumis palaikysim visada. Kreipkitės bet kuriuo paros metu. Mes už tai, kad augtų tokia graži, laisva karta. Iš tikrųjų, čia apie mūsų gal būsimą kartą, žinai, nes kokie tėvai, tokie vaikai. Nuo tėvų prasideda visas gyvenimas. Tai labai noris ir tuos paauglius, ir vaikus mokinti ir ugdyti tos laisvės, tos saviraiškos, to lengvumo, to atrasti save autentišką. Ne rėmą savo, bet autentiškumą, va tą kitoniškumą. Tai tikrai dalinkitės, kurkit, rodykitės, kuo daugiau, tuo geriau. Nesvarbu apie ką ir nesvarbu kaip. Mums bus faina. Tai ką, sakom viso gero? Gero sekmadienio. Gero Iki kitų sekmadienio. kartų. Iki. Iki.